pasirodys ir Ksinas. Taip, praėjusios rungtynėse vėlgi Gdau buvo pakeistas ir Ksinas pasirodė aikštėje vietoje jo, o atakos Maigalyje rungtyniavo Ledesma. Dabar Ledesma prie kamulio, galimybė įmušti antrąjį įvartį šiame sezone. Vartuose Maris Eltermanis, jie 1-1, 60-ąją mačo minutę. Arba 1-1, arba jeigu Maris Eltermanis atrem šį smūgį, gali būti ir toliau. 1-0, tiksliau 0-1. Eltermanis kažkokias procedūras vartuose atlieka, tiesiog dabar vaikšto pirmyn atgal ir štai taip. Rafaelis Ledesma įsibėgėjęs smūgis ir nepataiko Ledesma į vartus. Galbūt Maris Eltermanis dabar išmušė iš vėžių savotiškų šokių vartuose, nieko panašaus nesu matęs, tarsi robotas vaikštinėjo pirmyn atgal, o po to jau šoko į tą pusę, kur ir mušė Rafaelis Ledesma. Ledesmai nepavyko įmušti ir gana tolokai skriejo kamuolys, atrodo, nuo virpsto.